Tai jeigu matėt Buzelio reklamą, kur jisai kalba apie Pulseto produktą ir jūs sudomino jį nusipirkti, bet gal nenusipirkot, arba nusipirkot ir norit sužinoti, ar jisai techniškai veikia ir kaip jį pardavinėja, tai šitas video kaip tik tau, nes mes padarysim visą Pulseto reklamų analizę. Pažiūrėsim, ką jie leidžia užsienį, ką aš dabar, kadangi jau žinau, ką jie leidžia, visai įdomu pasižiūrėti buvo, ir ką jie leidžia Lietuvoje ir kaip pardavinėja savo Lietuvos rinkai. Aš reklamų srityje jau apie 5 metus dirbau su Canumo, dirbau su Kilo Healthu, dirbau su Orbio, dirbau su labai daug skirtingų įvairiausių produktų. Tai plius minus žinau, kaip kuriamos reklamos. Taip pat apmokiau ir apie 30 žmonių, kaip tas reklamas kurt ir kaip iš to uždirbti. Tai einam dabar tiesiai į Pulseto ir pasižiūrim, kas ten gero. Dabar mes atvykom į jų tinklapį, tiesiog pasižiūrėti, kaip čia viskas atrodo ir ar viskas teisingai, gražu ir ar tiesiog apskritai geras tinklapis. Iš karto matysim, kaip jie pardavinėja save, kokie pasiūlymai, tai nuolaida 20 €, kas iš tikrųjų šiaip dar pakankamai adekvatu kaip tokiam produktui. Šiaip kas įdomu su Pulseto, kad jie yra jau tokiam lygiai, kur marketingo triukų įvairiausių paprastų tokių nebenaudoja. Tai aš manau, kad ir visos apžvalgos ir visi tie palyginimai ir sakiniai, jie yra paremti tikrais faktais ir viskas šiandien yra tvarkinga ir teisinga ir netgi turi programėlę. Programėlę padaryti yra kosmiškai sunku. Tai tikrai iš tikrųjų produktas iš savęs sukurtas labai gerai. Bet ką mums reikia susižinoti, ar visi šitie pasakymai ir tą, ką šiandien apie produktą kalba, iš tikrųjų yra veikiantys dalykai. Tai šitą dalyką mes išsiaiškinsim su Cloud dirbtiniu intelektu. Aš jau tą pokalbį apturėjau su juo ir galėsiu jums trumpai pristatyti, ką aš radau. Tai aš iš pradžių tiesiog paėmiau mūsų tinklapį ir įkėliau čionais. Parašiau plius minus tokį paprastą promptą apie tą, ką mes šiandien kalbėsim ir gavom rezultatą. Tai kaip produktas komunikuojamas, jis yra labai paprastai. Tai yra sveikatingumo įrenginys, o ne medicininis prietaisas. Tai reiškia, kad mes negalim sakyti, mes gydom, mes išgydom, mes šitų dalykų negalim sakyti. Mes galim sakyti, gali padėti, skatina, yra susijęs su, bet negalim sakyti, kad mes gydom. Nes tiesiog taip kaip teisinė apsauga skaitosi. Labai dažnas šitas dalykas, kadangi tada nereikia visokių medicininių reikalavimų ir kitų dalykų, nes kadangi tai ne medicininis produktas, tiesiog lengviau apeiti visą tą dalyką. Labai dažnai matysite Lietuvos rinką šitoje ir užsienio rinkoje. Tiesiog įdomus dalykas. Tai pardavimo pagrinde ir ką matom website, kad mes pardavinėjom ant 3 emocinių kabliukų. Tai stresas, miegas ir ramybė. Tai, gal čia nerimas labiau bus negu ramybė. Ir šitas, manau, labai gerai atsispindės reklamos. Tada turim visokių papildomų dalykų, apie kuriuos galit pasiskaityti. Bet šiandien tokie daugiau ekstra. Dar dalykas, prie kurio papasakosiu iš marketingo pusės, konkurencinės lentelės, kai būna čia Pulseto, čia kažkoksai priešininkas ir mes šiandien, pavyzdžiui, per vidurį parašom, padeda su šito, daro šitą, čia varnelės, o šiandien iksiukai. Tai šitas dalykas šiek tiek toks marketingo triukas, bet tuo pačiu manau, kad jisai gan reikalingas ir svarbus dalykas. Žmonėm, kurie ateina į website, kurie gal nežino, kuo skiriasi Pulseto nuo šito produkto, jiem iš karto yra lentelė pateikta, ką daro skirtingi produktai. Aišku, atėjęs į Pulseto website ir atėjęs į Neurosimo website turbūt pamatytum skirtingus dalykus, bet čia jau turbūt kitas dalykas, nes tiesiog, produktą savo visi nori parduoti. Tai sąmoningai sudėliotas šitie dalykai. Ką dar parašė dirbtinis intelektas, kad čia veikiantis produktas iš tikrųjų, kad nėra placebo, bet ir nėra kliniškai tiksliai patikrintas gydomas prietaisas. Tai turėkite omeny, bet pagal visą tą, ką aš šiandien matau, kad produktas tikrai padeda su tuo, ko jisai prižada padėti. Tada turim techninį paaiškinimą. Šitas techninis paaiškinimas yra kosmiškai sudėtingas. Jeigu žiūrinčiam žmogui šitas dalykas įdomus, jisai gali pilnai persiskaityti ir pasižiūrėti. Aš nuoširdžiai, kai skaičiau, bandžiau įsigilinti, bet nieko nesupratau. Tai aš paprašiau po to paaiškinti biškį normaliau. Tada turim čia šiek tiek dar papildomas informacijos, apie kurią galit pasiskaityti. Ir tada turim fiziologinės ribos. Tai galite irgi pasiskaityti apie šitos dalykus. Paprašiau, kad paaiškintų truputį paprasčiau, kaip 7-okui. Esmės turim 2 režimus, tai yra veiksmo ir ramybės režimas. Ir tarp šių dalykų, tarp šitų režimų yra tas klajoklis nervas. Tai šitą klajoklinį nervą, jeigu mes pajudinam arba sudirginam, ir jis yra aktyvus, jisai siunčia smegenim signalą, ramiai viskas gerai, jungiam ramybės režimą. Tai jeigu tu stresuoji ir mes jį kažkaip sudirginam, tada mes perinam į ramybę labiau ir lengviau mums atsipalaiduoti. Problema tame, kad Pulseto iš savęs yra lyginamas su paprasčiausiais dalykais kaip gilus lėtas kvėpavimas, šalto vandens vonia ant veido, tai tiesiog šaltą vandenį turbūt užsipilė ant veido, ir meditacija arba dainavimą. Tai man įdomu buvo sužinoti, ar iš tikrųjų šiandien turim skirtumą kažkokį tarp šitų 2 dalykų, ar tiesiog galima šitos dalykus daryti ir pajausti tą patį benefitą, ar netgi geriau. Tai ką pasakė dirbtinis intelektas, vėl priimkit taip, kad aš esu daktaras, kad šiandien, ką sako, tai kad šalto vandens šitas vonia veidui, kaip jisai pasakė, yra efektyvesnis.
ir per kelias sekundės tau jau iškart suteikia tą rezultatą, kurio tu ieškai dramatiškai greitai ir tu nukrinta labai greitai širdies ritmas per 10-5% per kelias sekundės. Tačiau, aišku, ne visi nori tą vandenį naudot ir čia nemalonu ir nekomfortiška ir kiekvieną dieną to nedarysi ir nežinau, ar čia geras ilgalaikis sprendimas, bet jeigu stresuojat, tai manau, turbūt visai neblogas būdas. Tada po to pagal efektyvumą eina diafragminis kvėpavimas. Tai gaunasi, kad per minutę įkvėpi 6 kartus ir tas ilgas toksai iškvėpimas. Tai labai plačiai ištyrinėtas dalykas ir labai daug pliusų yra šitam dalyke. Tada eina pluseto ir meditacija. Meditacija šiaip iš savęs, kadangi veikia skirtingų procesų, tiesiog, kad tu sėdi ir bandai minčių negaudyti, nėra toksai efektyvus iš karto, bet ilguoju laikotarpiu keičia smegenis giliausiai. O pulseto veikia iš tikrųjų panašiai kaip šitie du dalykai, tiesiog galimai arba taip pat efektyviai, arba vidutiniškai, šiek tiek gal prasčiau, bet nesilpnesnis, nestipresnis. Tai vidutinis, panašiai iš esmės. Nes šalto vandens refleksas šitas dalykas iš karto labai greitai veikia. Kvėpavimas irgi labai greitai paveikia. Ir tada pulseto šiek tiek ilgiau. Meditacija, aišku, ilgiausiai užtrunka. Tai tada klausimas, kodėl naudot pulsetą, o nedaryti šitos dalykus. Pulsetą tiesiog yra paprasta naudoti ir tu, kadangi žmogus, kuris labai nemėgsta priimti sprendimų, kurie yra sunkus, tiesiog žmogaus smegenys yra tokios, tai jeigu tu investuoji į tokį produktą kaip pulsetą, pirmas dalykas yra tiesiog, kad tu gali šitą dalyką pastoviai daryti, dėl to, nes, tu jau susimokėjai pinigus už šitą. Tai ar šitas dalykas logiškas kaip pagrindinis pirkimo dalykas? Ne, bet yra kiti metodai. Tiesiog, kad kvėpavimą, meditaciją, pratimus kitus, tą šaltą vandenį, tiesiog sunku nuosekliai taikyti. Žmonės dažniausiai po darbo ateina grįžę, jie neturi laiko arba noro ar energijos dar sėdėti 10 minučių tiesiog kvėpuoti. Jie nori ten teliką pažiūrėti, knygą paskaityti, nežinau, kažką tokio. Su pulseto šitą dalyką gali daryti. Tu atsisėdi, čia pasitrini su kažkokiu geliu, užsidedi tą pulseto ir sėdi. Tai šitas benefitas labai geras. Ir turbūt vienas pagrindinių. Ar reklamose šitą dalyką komunikuoja ir kalba apie kvėpavimą, meditaciją ir pratimus? Greičiausiai ne, nes šiek tiek tą efektyvumą produkto sumažina galvoj žmogaus, bet jeigu lyginant su šitais dalykais, tai yra pliusų, yra minusų, bet manau, kad veikia labai panašiai kaip šitie dalykai. Taip pat žmogui, kuris sunkiau užmiega, jaučia įtampą kakle pečiuose ir į tas tipo neišjungia galvos vakarais. Šitiem žmonėm pulseto, manau, labai geras. Ir pagal tyrimus, kuriuos padarė Marots pats pulseto, arba nežinau iš tikrųjų, ką čia iš kur paėmė šitą sakinuką, bet man rodos, kad pulseto darė šitą tyrimą, kad pagerėjimas matomas per 4 savaitės. Aišku, dirbtinis intelektas mano, kad tai kuklu, bet aš manau, kad tikrai pastebimas. Taip pat netgi, jeigu šitas produkto padėjimas kuklus, manau, kad vien iš placebo efekto žmonės, kurie naudoja šį produktą, jaučiasi daug geriau, nes jie jaučiasi kažką, kad šiandien kakle veikia ir čia kažkas veikia. Tai sąžininga išvada iš dirbtinio intelekto pusės, kad pulseto neveikia geriau už gilų kvėpavimą ar šaltą vandenį, jis veikia panašiai, bet tiesiog lengviau įvedamas į kasdienybę. Tai žinodami šitą principą ir viską čia ką pamatėm, galim nueiti dabar į Facebooko reklamas ir pasižiūrėti, kaip atrodo procesas tenais ir kaip jie pardavinėja iš pradžių Lietuvos rinkoje ir tada pasižiūrėsim užsienio rinkoje ir apskritai tipo pasaulį, kaip jie pardavinėja. Tai esam dabar Ads Library, visi gali, kiekvienas žmogus, kuris nori, susivest čia šalį, kurioje nori, kad pardavinėtų, pamatyti, susivest All Ads ir susivest brando arba verslo pavadinimą, kuris leidžia reklamas Facebook'e. Ir tiesiog matysi tada, kokias reklamas jie leidžia. Šiuo atveju Lietuvoje turi tik 22 reklamas. Tai akivaizdžiai, kad jie užsienį daug daugiau pardavimų gauna. Tai nuoroda tokia, tiesiog facebook.com/ads/library. Ir matysit kiekvieną reklamą, kurią leidžia kažkoks specifinis verslas, jeigu norit pasižiūrėti. Tai jeigu pradėtume analizuoti, iš karto pamatytume, kad jie iš esmės pardavinėja per influencerius, sportininkus, daugiausiai per sportininkus ir tiesiog kaip tiems žmonėms padeda ir veikia tas produktas. Taip pat, pavyzdžiui, šitoj reklamoje su Saboniu mes darom: sumažinkite įtampą, miegokite ramiai, nešiokite ramybę. Įdomus tas visas produktas, bet vėl, kas įdomu šiaip iš tikrųjų, kad mes labai agresyviai čia dar sakom. Šiaip reklamose, kai aš čia žiūrėjau ir truputį bandžiau ruošti šitam video, man atrodo, kad šiaip pakankamai paprastai mes pardavinėjom šitą produktą čia. Ne mes, bet jie pardavinėjo šitą produktą pakankamai paprastai. Tai per 4 savaitės 56% mažėjo depresijos simptomai su pulsetu. Čia šiaip labai didelis pažadas ir pastebėjimas, bet jeigu tyrimas toksai buvo padarytas ir tikrai rezultatai yra tikri, tai čia labai stiprus pažadas ir labai žmonėm turėtų atraktyviai visas šitas dalykas atrodyti. Ir tada nuolaidos kodas plus garantijos ir šitą kitą dalyką. Tai, pavyzdžiui, šita reklama skaitytųsi kaip depresija
depresijos pagalba. Tada šita reklama daugiau eitų į sumažinti įtampą, sumiegokite ramiai, nešiokite ramybę. Tai iš tikrųjų tiesiog neša visus 3 pagrindinius tuos emocinius kampus, kaip ir kalbėjom iš dirbtinio intelekto pusės. Šita reklama iš vis eina visiškai skirtingai. Daro kaip, pavyzdžiui, straipsnis, kaip Delfi būtų ar dar kažkas. Lietuvos krepšininkų pamėgtas Pulseto klajoklio nervo simuliatorius. Jau prieinamas visiems. Ir kas įdomus dalykas, kad iš tikrųjų jie patys darė šitą reklamą kaip į straipsnį ir tada tave numeta tiesiog į jų tinklapį. Įdomus dalykas, nes šiaip čia labiau tinklapio tipo reklama. Ir tada dar matom benefitus, kurios pardavinėja, gali mažinti stresą, padeda sutelkti dėmesį, padeda atsipalaiduoti, leidžia ramiai miegoti. Tai vėl visur padeda, gali, padeda, leidžia. Kadangi legaliai negalima sakyti, kad padaro tave ramų ar sunaikina nerimą arba pašalina stresą, išgydo depresiją. Taip negali sakyti, jie atsako tiesiog padeda, leidžia, kadangi nėra specifinių tyrimų ir nėra kaip gydymo produktas, kaip ir kalbėjom. O daugiau reklamose, kaip ir video šituose, viskas labai paprastai. Yra skirtingi paremti šitie vėl kampai, kurios kalba. Tai galim pasižiūrėti 1 ar 2 video tiesiog, kad suprastum principą, kaip atrodo iš video pusės ir kaip pardavinėja produktą. Tai galim dabar pasižiūrėti šitą video. Consistency with the vagus nerve stimulation is the key. Pulseto isn't just a quick fix. It's training for your nervous system. Tai pavyzdžiui, šita reklama, jinai kalba daugiau apie nuoseklumą, kad reikia naudoti tokius produktus kaip Pulseto dažnai. Tai čia labai šiaip graži reklama. Jinai pasakoja, jokių labai benefitų nemini, daugiau tiesiog, jeigu naudoji Pulseto, naudok taip, nes taip daugiausiai pliuso gausi iš jo. Consistency with the vagus nerve stimulation is the key. Pulseto isn't just a quick fix. It's training for your nervous system. Just like you would train your body at the gym, you train your calm through repetition. Every vagus nerve stimulation session is a signal to your body. You're safe, you're in control, and you're getting stronger. For the best results, aim to use Pulseto twice a day. 8 minutes in the morning and 8 minutes in the evening at most comfortable intensity. It's kind of like brushing your teeth. You wouldn't skip brushing and expect healthy teeth, right? Regular use is what keeps your nervous system balanced and resilient. Tai vat, pradinė taip. Bet pagal tą matom, kad šiaip nevažiuoja šitą reklamą ypatingai, paleista prieš 8 dienas. Nu tai gal turim kažką. Nes šita kaip ir impressionų gavo, tai galimai gal tiesiog šita kažkodėl netaip veikia. Nors iš tikrųjų reklama ta pati. Tai vat, įdomus dalykas. Tada galim pereiti prie šitą video, tai tiesiog sportininko apžvalga ir kaip jiems padėjo šitas produktas. Panašu, kad iš šito, ką matau ir kaip žiūrėjau šitą video, greičiausiai buvo žmogus, kuris parašė jiems šitą tekstą, arba jie patys pasirašė, bet gali būti ir toksai atvejis. Bet dažniausiai šiaip, jeigu taip žiūrite į tuos visus influencerius ir sportininkų video, ar UGC tų creatorių visų, ar tenais influencerių tiesiog video apie su produktu, dažniausiai būna parašytas tekstas jiems ir jie tiesiog perskaito. Tai ar tas tekstas parašytas pagal to žmogaus patirtį ir tiesiog sukurtas tekstas pagal tą, gal šiuo atveju taip ir buvo, arba jie patys pasirašo, irgi būna tokių atvejų. Labai daug skirtingų atvejų su tais influenceriais ir užsakymais iš reklamų pusės. Aš esu Lukas Isnevičius. Ir aš esu Meila Kybartaitė. Mes esame sportinių šokių šokėjai, daugkartiniai Lietuvos ir pasaulio čempionai. Pulseto mums yra itin didelė ir svarbi mūsų varžybų dienos rutinos dalis, kadangi prieš varžybas patirime didelį kiekį streso ir įtampos, ir šis prietaisas Pulseto yra sukurtas tam, kad numalšinti stresą ir padėti susikaupti. Tai yra puikus prietaisas mums prieš varžybas. Taip pat ruošdamėsi varžyboms mes patiriame daug streso ir įtampos bei nuovargio, kuris gali pakenkti mūsų treniruočių produktyvumui. Todėl mes naudojame Pulseto, kad atsikratyti šių neigiamų dalykų. Pat varžybų pasiruošimų metu yra svarbu būti stipriems ne tik fiziškai, bet ir emociškai. Todėl mes naudojame Pulsetą. Tai va, tokia iš savęs gal tokia neįdomesnė reklama, bet kadangi žmonės iš savo patirties šneka, irgi labai stipri reklama kaip Lietuvos rinka. Turim tada ir skirtingą video, tai ta pati matrikė kaip čionais, bet kalba truputį kitaip. Ir čionais, man atrodo, kiek prisimenu, šiek tiek agresyviau kalba, tai irgi galim pasižiūrėti, visai įdomu. After 1 week, most users feel calmer and sleep a bit better. Then, after 2 weeks, clinical studies show that your body begins to reset. Depressive symptoms drop by 39%, anxiety goes down by 31%, even sleep quality improves by 32%. The nervous system learns through repetition, just like muscle memory. Every session is a rep for your calm. If you miss a day, don't quit, just come back, because the moment you repeat, your brain rewires, and that's how you turn calm into your strongest daily habit.
Tai va, čia labai stiprus pasakymai yra šitam video, tai visiškai skirtingai negu to nuoseklumo reklamų, čia labai agresyviai mes kalbam. Pasijaučia ramiau, miega šiek tiek geriau, aišku, šiek tiek geriau tai irgi labai atsargiai pasakyta, bet klinikiniai tyrimai rodo, kad po porą savaičių ir mes tada jau pradedame apie depresiją kalbėti, apie šitos visus procentus. Tai čia iš tikrųjų agresyvu pakankamai visus šitos procentus sakyti, nes čia tu turi turėti kažko paremti. Jeigu pas tave ateina su nusiskundimais, kad tavo reklamos per daug agresyvios, tu turi turėti tyrimus tikrus, gerus ir kad paremtum šitos pažadus. Nes pažadai labai stiprus, apie depresiją labai šiaip sunku kalbėti, kad tavęs neužbanintų Facebookas. Bet reklama tikrai agresyvi, bet irgi labai gera, kadangi viskas iš esmės nieko kosmiškai neprižadėta, daugiau tiesiog, kad tai buvo parodyta tyrimu. Tai labai irgi puikiai reklama. Tada turim tiesiog tokias paprastas išpardavimo reklamas, bet iš tikrųjų tik vieną tokią. Tai įdomu, kad išpardavimo reklama tik tokia. Tada turim vieną iš tokia labiau influencerių tipo reklamų. Ne sportininkas, ne dar kažkas, o tiesiog paprasta moteris, gal turi kažkokį followingą socialinėse medijose, sekėjų kiekį didelį, bet irgi daug paprastesnė reklama, nepardavinėja iš to, kad aš sportininkė, aš darau kažką, o mano tokia patirtis su produktu. Tai irgi labai įdomi reklama. Taip, man padeda užmigti daug greičiau nei bet kokie papildai. Turbūt išbandžiau visus įmanomus būdus, kurie padeda užmigti, nuo raminančių arbatų iki melatonino ir deep sleep music, bet vis tiek galiausiai gulėdavau, negalėdavau užmigti. Bet aš pagaliau atradau šį mažą prietaisą, pulseto, kuris nuramina nervų sistemą ir leidžia kūnui suprasti, kad jau laikas ilsėtis. Taigi, kaip dabar atrodo mano vakaro rutina, tai kai lieka maždaug 20 minučių iki miego, užsidedu pulseto, pasijungiu programėlę, įsijungiu miego programą, pasijungiu appse, galima pasijungti raminančią muzikėlę ir tiesiog taip mano kūnas ir aš pasiruošę miegui. Na ir ryte aš dabar įprastai prabandu pailsėjusi, energinga, nejaučiu tų vadinamų miego pagirių ir pagaliau galiu suprasti, kas yra tas kokybiškas miegas ir visos dienos eigoje pajausti, ką tai reiškia, kai turi pakankamai energijos. Tai jeigu jūs turit su miego problemų, tai pabandykit, galbūt būtent pulseto jums padės. Tai pakankamai įdomi reklama. Mes papasakojom, kas neveikia, kas veikia ir tada perinam prie pulseto ir mes tiesiog parduodam tą produktą. Tai tiesiog padedam su miegu. Tai čia nėra labai kalbam apie kitos dalykus, daugiau tiesiog, kad miegas ir kad energija ir visi tie dalykai. Bet iš esmės pardavinėja produktą su miegu. Tai skirtingi kampai. Tai pavyzdžiui, šito video kampas buvo miegas. Ten praeito video kampas buvo klinikiniai tyrimai. Tada čia buvo nuoseklumas. Tada čia buvo tiesiog sportininkų patirtis. Tai toksai visas principas. Ir tada labai dažnai matau Lietuvos rinkoje šitie tiesiog sportininko ir jo citatą, ką jis pasakė. Su kažkokia gal nuolaida arba papildomais pardavinėjimais. Tai 2 kartus šitą matom su Buzeliu ir su Saboniu. Ir taip pat šitie 2 video iš esmės tą patį principą daro. Šitą man rodo reklama su Buzeliu, o čia matos turbūt, kad apie su sportininkė. Tai taip atrodo Lietuvos rinkos reklamos. Nieko labai įspūdingo, iš tikrųjų labai neagresyviai palyginus, kaip galėtų jie pardavinėti. Tai dabar galim pasižiūrėti, kaip jie pardavinėja save užsienio rinkai. Manau, pamatysim biškį kitokį vaizdą. Tai atėjom dabar į užsienio rinką, pažymėjau visas šalis, tai visose šalyse, kur leidžia, ir tada matysim, kad jau yra vietoj 22 rezultatų 380. Tai daugiau. Ir čia tik tais aktyvios reklamos. Galim pažiūrėti, kas būtų be aktyvių reklamų. Turim virš 5000 reklamų, tai iš vis absoliutus kosmosas. Tai daugiau pasižiūrim tiesiog aktyves, ką leidžia būtent dabar. Tai iškart, jeigu pasižiūrėsim, pamatysim, kad reklamos 5 kartus agresyvesnės negu buvo. Tai sold out 3 times, help you fall back asleep even at 3 a.m. Tai tired of being tired. Apie energiją kalbam. Tai jau energija toksai iš tikrųjų pritempimas šiek tiek, nes turbūt reklamos tikslas perteikti idėją, kad tired of being tired ir mes šitą išvengiam, nes tu geriau miegosi ir pailsėsi. Tai turbūt toksai principas, sunku iš tikrųjų pasakyti netgi. Jo, ir paskaityčiau apie miegą tiesiog, tai, įdomus toks pozicionavimas. Tada pradedam, pavyzdžiui, šitą reklamą. Yes, stress causes weight gain, but your cortisol can be balanced naturally. Tai mes iš esmės kalbam apie weight lossą ir apie kortizolį. Tai iškart reklama daug agresyvesnė ir čia manau, kad jau pakankamai didelis pritempimas iš tikrųjų, bet reklama jau aktyvi vos ne pusę metų. Tai akivaizdžiai reklama neblogai veikia tikriausiai.
sunku pasakyti, rezultatų nematęs, bet iškart matom, kad reklama daug agresyvesnė. Manau, kad laiko sutaupyti, aš jungsiu tik tais statinės reklamas dabar, kad mes pasižiūrėtume kartu. Tai vat, dabar įjungiau filtrą Media Type Images and Memes, tai dabar matysim tik tais statinės nuotraukas ir galėsim pasižiūrėti plius minus, kaip jie kalba. Tai yes, it's pricey, decrease cortisol. Tai apie kortizolį kalbam. Your vagus nervous stimulator waits. Tai šitas kaip ir turbūt... Šita turbūt mažiausiai agresyvi kol kas. Dar maros apie miegą buvo. Nu, gal šitas apie miegą. Pavyzdžiui, man įdomu, ką pasakys AI-us apie būtent šitą reklamą. Tai aš įmetu šitą reklamą čionais ir prašau, does Pulsero actually help with this? Tai vat, gavom rezultatą, trumpas atsakymas, ne taip kaip šita reklama žada. Tai kad kortizolį sumažina, buvo padarytas tyrimas, tai visai čionais logiškas dalykas, bet ką sako čionais, kad kortizolis yra tik viena dalis mišinio. Net jei sumažinsi kortizolį, bet toliau valgysi daugiau kalorijų, svorio nenumesi. Tai ką sako, kad šita reklama implikuoja Pulseto svorio valdymo įrankį, bet sako, kad tam nėra įrodymų. Bet aš suprantu tą pritempimo pusę, nes kaip ir čionais kalba, kad yra susiję, tai techniškai galima šitą sakyti. Kaip ir čionais pasakė, tiesiog nėra melas čionais šitas dalykas, tai bet tiesiog ištrauktas iš konteksto. Daugiau galit patys pasiskaityti, ką čionais rašo, bet šiaip iš esmės manau, kad visai gera reklama. Ir kaip užsienio rinkai, manau, kad čionais superinė reklama. Tada turim reklamą kaip šita, man šita žiauriai patiko. Ir tas pats su tarifu šito bairiu, kad kadangi tarifai kyla, o mes norim labai pardavinėti Amerikos rinkai, galimai reikės pakelt kainas, tai jeigu dabar ieškot, galvojat nusipirkt šitą Pulseto įrankį, dabar geriausias laikas. Tai labai super, man šita labai smagi reklama, man patiko. Jeigu tada žiūrėtume į apačią arba žiūrėtume, kaip pardavinėja produktų, pavyzdžiui, šitoj reklamai, man šita visai prajokino. Ozempic versus Pulsero, up to 15 pounds in 3 months. Tai, čia jau labai pritempta. Labai pritempimas didelis. Net sunku komentuoti iš tikrųjų ant tokių reklamų. Bet jau galim toliau pasižiūrėti. Visai įdomiai. Kalba miegas, visai nice. Šita. Iš esmės turime įvairiausių pardavimų reklamų. Čia New Device, tai visai įdomus irgi. Šitą visai patinka, visai gražiai atrodanti reklama. Irgi kaip straipsnio, iškart nešanti į website. Šiaip įdomu, kaip atrodo užsienietiškas website'as. Turėtų atrodyti agresyviau tiesiog. Aišku, mane nori į Lietuvą mest. Aš nenoriu, kad man Lietuvoje mestų, bet mane maros vis tiek numes Lietuvą, jo. Tai tinklapio man pačio nenori parodyti to United States, bet man atrodo, kad čionais visai agresyviai kalba. Man reiktų su VPN-u, tai čionais. Tai sunku pasakyti tiksliai, ką prižada, bet galit patys nueiti. Amerikietišką website turėtų būti labai agresyvų tenais ir turėtų irgi įdomu pasižiūrėti būtų. Aš nieko netgi prieš Pulseto nesakau dėl marketingo, nes dažniausiai Amerikos rinkoje visi panašiai agresyviai pardavinėja. Tai goodbye cortisol spikes, hello Pulseto vagus nerve stimulator. Pavyzdžiui, šita gera reklama ir čia tikrai nuoširdžiai padeda su šito dalyku. Wonder how it feels to have a brain orgasm. Šitas irgi labai kietai parašytas geras kopis. Dabar jau ateinam į low impression count reklamas, tai kurios gal buvo nesenai paleistos arba tiesiog nelabai gerai suveikė. Tai jos labai įdomios, nes jos nesuveikė dėl kažkokios specifinės priežasties. Tai įdomu pasižiūrėti, kokie nepavykę bandymai atrodė. Kodėl, pavyzdžiui, šitas dizainas neveikia? Tai šiaip, kaip ir matėm, visose reklamose, kurios veikia, buvo panašus dizainas, visur panašiai mažai teksto. Šiek tiek yra tokių, kur daug labai teksto, bet šiaip tokie, kur tokio tipo kaip ir nemačiau. Tik tais Lietuvos rinkoje matėm visos tos review Sabonio ir Valančiūno, man rodos, buvo. Tai vat, principas reklamų čionais visai įdomus. Tai galim pasižiūrėti dabar į video. Ir video, kuriuos parodysiu ir kuriuos surasiu, manau, bus patys juokingiausi, kuriuos sugebėsiu rasti, kadangi dauguma greičiausiai bus apie normalius dalykus, tai turėkit šitą menį, bet aš jungsiu pačius juokingiausius ir agresyviausius ir po to video gale aš parodysiu, kaip iš tikrųjų visas tas dalykas atrodo. Tai vat, pirma reklama, kuri truputį įdomesnė, šiaip iš tikrųjų video reklamose visiškai netaip agresyvu, kaip buvo statinėse reklamose. Kol kas, kiek mačiau, tai visi labai adekvačiai reklamuoja produktą. Šitą turbūt labiausiai pritempimas, kiek kol kas mačiau. Tai drinking coffee to focus because Pulsero boosts your focus, mood and memory. So much more.
Tai toks jau kur iš to, ką matėm, čia jau toksai, iš to, ką dirbtinis intelektas sakė, šiek tiek agresyviau, bet irgi tikrai atrodo logiškai, kad su šitais dalykais gal ir padėtų ir kaip ekstra benefitai būtų per ilgą laikotarpį, kiek naudoji produktą, bet ar pagerins tavo nuotaiką, sunku pasakyti, memory irgi nematau iš tikrųjų, man bent jau nesusiriša, ilgesnių laikotarpių gal šitie benefitai pasijaučia, bet man toks atrodo, kad šita reklama tokia jau labiau prie pritempimo. Bet toksai mini pritempimas, bet šiandien tikrai, palyginus su to, kas buvo statinės reklamos, tai šitos reklamos tikrai visai neblogos. Visai patiko šitą reklamą, galim pasižiūrėti. Suboccipital tension traps the vagus nerve, symptoms spread from acid reflux to heart Acid reflux. palpitations to the kind of vertigo that makes it hard to stand. Tai va, čia jau tokia agresyvesnė reklama. Frazės tokias kalbėjo, kur aš net nesu girdėjęs. Tai aš nekomentuoju dėl pačio frazės, bet pats video formatas ir kaip jisai padarytas labai įdomus. Tai aš kai paleisiu dabar atgal, galit pasižiūrėti, kokio tipo video paimti šiaip. Tai pavyzdžiui, šitas labai įdomus. Tai aišku, kadangi apie širdį, tai kaip ir gali prie to pritempti. Bet esmė yra, kad šitas daktaras yra pilnai sugeneruotas su dirbtiniu intelektu. Ir irgi labai įdomus principas. Tiesiog, kad nes tada visas šitas tekstas, kuris šiandien parašytas ir iš ko padaryta reklama, jisai labai nugriūna, nes jisai labai įdomus ir įdomi istoriją padaro. Taip visas tekstas šiandien, kuris parašytas, galima netgi iš jo pasimokyti, nes tekstas labai gražiai parašytas ir parduoti produktą iš to labai galima. Bet jeigu taip žiūrint iš to tikrumo, kurį mes čia norėjom parodyti, šitą video esmė buvo parodyta tikrumo produkto, tai tokie šiek tiek numuša, bet pilnai suprantama, kodėl daro, ypač užsienio rinkai, tiesiog didesnį kiekį, palengvina su dirbtiniu intelektu tą darbą. Vis tiek produktas iš tavęs tikrai labai gerai veikia, pagal tą, ką matėm, ir kortizolį sumažina, ir kitus dalykus. Tai superinis produktas, bet vis tiek įdomu parodyti šitą dalyką. Spent 10 years helping people with unexplained anxiety, insomnia, and digestive issues. The kind of stuff that always gets dismissed as just stress. They pushed me out of the system for saying digestive support labai irgi tas, nežinau ar... Unexplained anxiety... Digestive issues tai nelabai turbūt, čia jau pritempimas. Tai gal kažkaip galima pasakyti apie šitą, bet čia iš esmės pritempimas. Insomnia and digestive issues. The kind of stuff that always gets dismissed as just stress. They pushed me out of the system for saying... Tai vat, įdomus tas... Kodėl turėjau omeny dėl to AI avataro, dėl to charakterio, dirbtinio intelekto, kad they pushed me out of the system just for saying this. So now, I'll say it here. You want real relief from racing thoughts, sleepless nights, or gut problems that come from nowhere? Start where it starts, your vagus nerve. That's why I recommend Pulsetto, not as a gadget, but as vagus nerve therapy. Here's how it works. Targeted electrical stimulation activates your parasympathetic nervous system, the rest and digest mode that controls sleep, digestion, and anxiety regulation. Just 10 minutes sends gentle pulses that help reset your nervous system's baseline, moving you out of chronic fight or flight. The vagus nerve is your body's main relaxation pathway. When it's underactive from stress or modern lifestyle, you get stuck in that wired, anxious state, even when you're exhausted. This isn't about masking symptoms. It's about restoring neurological balance from the source. If you're dealing with racing thoughts at bedtime, that anxious knot in your chest, digestive issues with no clear cause, or feeling wired but tired, try this for 10 minutes a day for 2 weeks. Pulsetto is on sale today with a 30-day money-back guarantee. No prescriptions, no side effects, just clinically backed results. They don't want you to know how much your vagus nerve controls, but now you do. Click the link, activate your relaxation response. Tai šiaip video dalis šita, kai pradėjom aiškinti, kas yra Pulsetto, tai labai gražiai paaiškinta ir viskas panašu, kad teisinga pagal tą, ką mes šiandien žiūrėjom. Tik tai šitas digestive issues yra tiesiog iš esmės pritempimas iš niekur. Jisai čia neturėtų būti, pagal mane bent jau. Bet turbūt tikriausiai norėjo prasitestuoti naują kampą, kaip prieiti prie viso šito, per šitą produktą. Bet digestive issues pagal visą paaiškinimą netgi nelabai logiškai skamba. Tai vėl, jeigu kažkas iš daktarų komentaruose galit parašyti, kaip galima pritempt, galit parašyti, bet man atrodo, kad, čia toks, taip žiūrint, neteisingas dalykas. Tai vat šitas video, pavyzdžiui, yra apie kortizolį ir apie weight loss. Vėl, kai ir kalbėjom, kad iš tikrųjų tas svorio metimas šiek tiek toksai agresyvus dalykas su šito produktu, bet šitas video bando išaiškinti, kaip tas dalykas atrodo, tai galim pasigreitinti ant 1.7.5 šitą paaiškinimą ir galim pasižiūrėti, kaip bando pardavinėti ir įtikint, kad Pulsetto gali padėti su svorio metimu.
We eat healthy, we exercise, we do everything right, but the weight won't budge. Sound familiar? Turns out it's not just about diet and exercise. It's about cortisol, our stress hormone. When we're constantly stressed, cortisol stays high and our body holds on to fat, especially around the belly. It even slows down our metabolism and makes us crave junk food. So if we really want to lose weight, we need to lower cortisol first. That's where vagus nerve stimulation comes in. It's like flipping a switch in our body, calming the nervous system, reducing cortisol levels, and helping us let go of that stubborn fat. That's what Pulsetto does. Just a few minutes a day, and we're not just feeling less stressed. We're actually helping our body lose weight the right way. Thousands of people are already using it and seeing results. It's even been recommended by medical experts like Peter Diamandis. Click the link below to learn more. Šiandien šiaip visai gražiai paaiškino tą visą pritempimą. Tiesiog, kad jeigu kortizolis aukštas, tau sunkiau numes svorio. Tai jeigu ten nori mažiau kalorijų valgyti ir numes svorio, tai iš pradžių pradėk nuo kortizolio su Pulsetto. Tai visai dar gražiai padaryta šitas dalykas. Jau, kai pamačiau šitą pradžią, matau, kad šita reklama bus kažkas tokio. Tai bandom dabar suprast, kaip mes galim atsikratyti Ozempiko ir GLP-1 su Pulsetto. Stop taking GLP-1 or Ozempic. Thousands of women discovered a natural alternative. The vagus nerve plays a crucial role in regulating digestion and metabolism. An unhealthy vagus nerve can disrupt these processes, causing weight gain. Pulsetto uses gentle, non-invasive stimulation to improve vagus nerve function, promoting better digestion, reduced appetite, and a healthier metabolism. Unlike weight loss drugs, it offers a safe and natural alternative without the side effects. Easy to use, users notice effects immediately. Studies show 59% increase in vagus nerve activity after using Pulsetto. Join more than 50,000 happy users. Fix your vagus nerve and start losing weight now. Jeigu supratot, kaip Pulsetto pakeičia Ozempiką, kuris Ozempikas yra tiesiog iš esmės injectionas, įsileidi savo ir tada tu kaip ir alkį prarandi, nebenori valgyti tiek daug ir tas tiesiog svoris nukrenta, vien žodžiu, vos ne automatiškai. Tai mes šitą dalyką pakeičiam su Pulsetto, kadangi, nežinau, sunku paaiškinti. Nelabai pakeičiam iš tikrųjų. Tai va tokias reklamas norėjau parodyti, kadangi užsienį kaip ir nieks nepyks, kad tokias leisi, bet įdomu pasižiūrėti jas. Pagal šitą video pradžią galima sakyti, kad mes padedam su akne. Bet jeigu pradėtume žiūrėti... Acne fellas, make it a habit. Every morning, use this 10 minutes of vagus nerve stimulation to lower your stress hormones. Use it consistently to target the root cause, elevated cortisol that's triggering your breakouts. The result? Your stress acne gone. And you... Vienu žodžiu, nes žinais irgi toksai, ką kalbėjau apie pritempimus, tai kad mes sumažinam vieną dalyką ir dėl to dalyko atsiranda kitas dalykas. Tai šiuo atveju akne buvo weight lossas ir šiaip tokie dar pakankamai retos tokios reklamos. Tai aš tikrai galiu pagirti Pulsetto ir užsienio rinkai, kad jie iš tikrųjų pardavinėja produktą dažniausiai kaip jis turėtų būti pardavinėjimas, tai per ramybę, per miegą, per nerimą, per kortizolį. Tai iš tikrųjų pražiūrėjau daugumą reklamų. Iš tikrųjų tikrai nustebino šitas dalykas, tikrai nėra blogos reklamos, kaip iš 250, kiek parodžiau, dauguma jų ir buvo tos tokios agresyvesnės, skaitykim, tai tikrai galim pagirti Pulsetto, tikrai tvarkingai pardavinėjant savo produktą, ypač Lietuvos rinkui ypatingai gerai pardavinėja. Tikrai, jeigu norit Pulsetto nusipirkti ir turit tas problemas, apie kurias kalbėjom video ir matyt, kad padeda ir netikėjot gal šito dalyko, tai tikrai galiu pasakyti, kad iš to, ką aš matau čia reklamose ir per analizę su dirbtiniu intelektu, tikrai iš tų benefitų, ką jie prižada, tai tie pagrindiniai miegas, stresas, tai kortizolis ir nerimas, tai aš manau, kad tikrai padeda. Vėl, aš nesu daktaras, bet aš manau, kad padeda. Aišku, jeigu norit ir Pulsetto galimai gal jums neipatingai patinka ir kaina didelė, galima tą patį rezultatą pasiekti su meditacija per ilgą laiką, su šaltu vandeniu ir su kvėpavimu. Ir dabar pereisim prie reklamų pačių parodymo, kokius kampus jie dažniausiai ima, kaip pasiskirsto visas jų ad accountas, kad matytumėt plius minus, kokias reklamas galėtum pardavinėti tu ir ką reiktų pasirinkti, kokį kampą pasirinkti, kaip pardavinėti, jeigu turėtum tokį produktą kaip Pulsetto. Tai ką, grįžtu dabar su šita dalim researcho, tai tiesiog Pulsetto viso ads library. Viską padariau su AI-um. Tai nebus pilnai tikslus rezultatai. Tiesiog AI-us negali pilnai suprast, kas, pavyzdžiui, video reklamai viso yra tokiais dideliais kiekiais. Priimkite šitą informaciją adekvačiai taip su šituo. Tai pirmas dalykas, ką galim pamatyti, tai kad turim apie 180 reklamų, šiaip parodė apie 350, bet man visų neparodė dėl turbūt įvairiausių priežasčių, tiesiog iš Facebook ads library pusės, gal tiesiog impressionų per mažai surinko tos reklamos, kad man rodytų jas. Bet turim miego problemas ir nakties stresą, tada turim tiesiog stresą ir šitą nervų sistemos
kampus. Tai galite visą tą datą pasižiūrėti. Šiaip man pagrindinis dalykas, kuris įdomiausias, tai yra pagrindinės auditorijos. Tai turim Chronic Illness Fatigue Sufferer, Health Optimizer, Biohacker, Stress Professional and Busy Parent. Viskas šiandien logiška. Tai pagrindas kaip ir visas logiškas. Bet dabar čia visas įdomiausias dalykas, kurį aš norėjau pamatyti. Tai yra reklamų kampai. Tai šiuo atveju turim miegą, kuris pagrindinis dalykas, stresas, kortizolis, fatigue, exhaustion, energy. Kortizolis dažnu atveju buvo su weight lossu, bet weight body transformation nėra kosmiškai daug, tik 3%. Tai dar visai adekvatu. Social proof, promo, irgi visiškai pilnai adekvačiai atrodantis ad accountas. Čianais viskas pakankamai gerai. Ir turim nišinius, ten bloat, addiction, headache, acne, vertigo, tik apie 2%, tai tokie pritempimai netgi nėra, kad labai vadovauja. Tai tikrai adekvačiai kuria reklamas ir tos reklamos, kurios sukurtos tikrai yra geros. Tai man labai iš tikrųjų patinka ir stebina, kaip jie gražiai padarė visą tą. Master Hook, tai čianais neteisingai, nes čianais tiesiog virš kiekvienos reklamos yra tekstas. Tai šitą tekstą jisai paėmė, todėl tokį ir čianais rašo. Daugiau, aišku, aš tiesiog praskolinu, galit pasižiūrėti, gal vdėsiu muzikėlę arba pagreitinsiu. Tai ačiū, kad žiūrėjote šitą video, tikiuosi suteikiau pakankamai vertės ir sudominau. Jeigu turit dar kažkokių verslų, apie kuriuos norėtumėt sužinoti ir pažiūrėti jų reklamas, tai aš pilnai galiu šitą padaryti, man tik tais numeskit pavadinimus tų verslų ir aš pasižiūrėsiu ir galėsim padaryti video irgi apie tuos. Pasižiūrėsim, kokias reklamas leidžia, kokių reklamų gal galėtų neleisti ir tiesiog pasižiūrėsim situaciją. Tai jeigu sudomino, pasižiūrėkit šiaip į mano profilį, padaręs esu ir apie burgą analizę, ir apie AG1 analizę, ir šiaip apie uždarbį internetu daug video esu prikalbėjęs. Tai jeigu sudomino, būtinai prenumeruokit ir parašykit komentarą, apie ką norėtumėt sužinoti kitą video. Ačiū, kad žiūrėt.